Sveiki, linkėjimai iš Fatimos. Kas nežinote, Fatima yra Portugalijos kaimelis, kuriame apsireiškia Marija, bet tai daugiau būtent iš tos vietos ten, kur einu, nes einu į apsireiškimo vietą. Ir šiaip dabar labai nedaug žmonių, ne tik dėl to, kad vidudienis ir labai karšta, bet ir dėl to, jog visi bazilikoje mišiose. Bet aš pagalvojau, kad jeigu aš dalyvausiu mišiose, galimai nespėsiu aplankyti apsireiškimo vietos, tada aš bandau spedraninti Fatimą per 3 valandas, 3,5. Ir spėt pamatyti jau Liucijos nebespėsiu namelio pažiūrėti, nes jisai užsidaro pietų pertraukai. Bet mano ir pagrindinis tikslas - apsireiškimo vieta ir pagrindinė bazilika. Prieš Marijai apsireiškiant vaikams, prieš tai jiems pasirodė angelas, jis vadinamas Fatimos angelu. Tai vienas iš tikslų pasiektas, tai būtent ir ne angelo apsireiškimo vieta. Čia yra visas piligriminis maršrutas, žinoma, ir kryžiaus kelias, ir kalvarija. Tačiau aš nespėsiu, nes tikslas yra dar spėti grįžti išvažiuojant autobusui į pačią baziliką. Tenais jau plačiau apie patį Marijos apsireiškimą trumpai. Šiaip aplinka tai yra pasaka, net aišku, karščiai dideli, bet pakankamai lygus kelias yra, tai gali apsiprausti ir visur alyvmedžiai, greičiausiai, kad alyvmedžiai, nežinau kiek per mikrofoną girdisi, bet čirškia cikados, yra aplinka nuostabiai iš tikrųjų. Iš tikrųjų, Portugalijoje dar nevalgiau ledų visas 4 dienas, bet įveikus tokį žygelį spedraninant, ar ne, prabėgant lietuviškai per Fatimą biškelį atsigaivinti. Nes jau ir vanduo buvo į pabaigą, dar magnetuką pasiėmiau ir einu toliau iki bazilikos. Tai aš jau jums pasakojau, kad nors fiziškai keliauju vienas, bet visada turiu palydą. Ir čia Šventas Antanas lydi mane mano kely. 1917 metais 3 piemenėliai, Liucija, Pranciškus ir Jacinta, teigia matę 6 kartus mergelę Mariją nuo gegužės 13 iki spalio 13. Pasak jų, Marija juos ragino kiekvieną dieną melstis rožinį, melstis už taiką pasaulyje ir žmonių atsivertimą bei atgailauti už nuodėmes. Per ankstesnius apsireiškimus Marija pasakė vaikams, kad spalio 13 dieną jinai duos ženklą, kurį galės matyti visi. Tai taip ir nutiko. 1917 m. spalio 13 dieną, kai po smarkaus lietaus staiga nušvito saulė, ėmė spindėti pačiomis įvairiausiomis spalvomis,
Liudininkų teigimu net atrodė, kad Saulė artėja prie Žemės ir visi buvę kiaurai šlapi žmonės staiga išdžiuvo ir tapo sausi. Tai iki šiol išlieka vienu didžiausių Fatimos stebuklų. Nutolom nuo vandenyno, iš karto. Tai 38 jaučiasi. Tik tais tiek, kad vienai nakčiai pailsėti pasiėmiau privatų kambarį, kadangi mažam miestelį kainavo tą patį, ką didmiestį, aš pasiėmiau hostelį, nedaugiau 3 eurų. Bet visas žliuginas, nežinau kaip reikės nueit pavalgyti, nes dar be pietų esu, laukia plius 38, jau norėtųsi valgyti, taip biškį žopa. O Koimbroje aš netikėtai pataikiau ant vienos didžiausių Portugalijos šventųjų, karalienės Izabelos švenčių. Tai šventoji Izabelė Argonietė išgarsėjo kaip labai pamaldi valdovė, vargšų globėja bei taikdarė, kuri ne kartą yra sutaikiusi vyrą su sūnumi ir kitais Iberijos valdovais, dėl to dažnai vadinama taikos angelu. Vienas garsiausių jos stebuklų vadinamas rožių stebuklu, kai jinai nešė duoną vargšams, o kai užklausė jos karalius, ką jinai neša, staiga iš po jos apsijausto duona pavirto rožėmis. Po vyro mirties jinai persikėlė į savo pačios pastatytą Klarisių vienuolyną, kur iki mirties užsiiminėjo pamaldumu ir labdara. Jinai laikoma yra Koimbros miesto globėja ir yra jos palaikai perkelti būtent į tą vienuolyną, kurį jinai ir įkūrė. Koimbra yra vienas svarbesnių miestų Portugalijoje. Tai yra buvusi Portugalijos sostinė. Dabar miestas garsėjantis savo universitetu, net tai studentų miestas ir žinoma savo išlikusiu autentišku senamiesčiu, kuris kažkiek gal net savo kalvomis primena Asyžių. Dar klausimas, ar nestatesnės kalvos tas už Asyžiaus, kas esat buvę. Tai va, tai Portugalijoje nusiteikit haikams, nes ir portas, žinau, kalvotas, pažiūrėsime, sekantis miestas yra, portas, į kurį vyksiu jau už poros valandėlių. Lisabona yra vien kalvos, ar ne, dėl to tenais autobusai, toks nepatogus susisiekimas, nes autobusai visi kol aplinkui apvažiuoja minimum valandą laiko. Ar ne, ir čia lygiai taip pat senamiestis visas yra ant kalvos, bet geografiškai ir ne istoriškai mes žinome, kad tai yra, rodo, kad yra miestas, senas miestas.
nes visą tai strategiškai būdavo patogiau apsiginti būtent šitaip. Tai istoriškai ar ne, miestai kūrėsi ant kalvų dėl natūralių logiškų priežasčių. Tai lengvesnė gynyba, ar ne, geresnės gyvenimo sąlygos, nes dažnai apačioj būdavo pelkės, natūralūs įtvirtinimai gamtos ar nenatūrali apsauga ir apsaugo nuo potvynių, nes kadangi vis dėlto miestai kūrėsi prie upių dažniausiai, tai tos upės patvindavo. Apsaugoti ne tik nuo priešų, bet ir nuo potvynių reikėdavo, ar net jau miestai kūrėsi ant kalvų. Tai šiandieną miestas geriausiai žinomas dėl savo universiteto. Ar ne, tai jau minėjau, kad tai yra studentų miestas. Ir su visų universiteto ansambliu miestas 2013 metais įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. And then they have final exams, which they eventually some of the students are having. Šiaip Kombroj jau vertėtų visai pasiimti gidą, kad jisai ne tik parodytų visas vietas, bet ir papasakotų tavęs istoriją. Vis dėlto buvusi sostinė, ar ne, senovinis miestas. Kitą kartą būna gidų visai palyginti programėlėse nebrangiai, tiek TripAdvisor'y, tiek Get Your Guide. Dabar nugirdau, gidė pasakojo kitiems turistams, kad vis dar vyksta akademinė veikla, kiti studentai perlaikinėja egzaminus ir universitetas pilnai atostogų išeina tik tais rugpjūčio mėnesiui. Tai užklausiau studento dėl albos, dėl apsijausto viso tiksliau. Tai sakė, kad jisai tiesiog taip pasipuošęs užsidirbinėjo, pardavinėjo nuotraukas turistams. Bet tai yra universiteto dalis, kartais aš klausiu, kokia prasmė viso to, jis labai nepaaiškino, bet visą tai, sakė, kartais jie puošiasi būtent iškilmingus universiteto renginius būtent šitaip. Tai yra universiteto dalis, jisai neišsinuomojo random apsijaustą ir nepasipuošė. Tai tikrai dar noriu būtinai užsukti į katedrą, ar ne, dėl to galimai net ir pavėluosiu, teks nusipirkti kitą bilietą į Porto. Noriu į katedrą ne tik, nes tenais yra seniausias arba vienas seniausių romaninės architektūros pavyzdžių Portugalijoje, bet ir todėl, kad čia buvo sostinė, čia yra vieni seniausių Portugalijos valdovų palaidojimai. Norisi bent trumpam įkišti nosį. Tai bėgam.
kaip prioritetai teisingi, iš viršaus viską sutvarko ir viską spėji. Tai aš ne tik, kad pakliuvau į katedrą, aš dar spėjau ant mišių, visą aukos ir liturgijos dalyvavau, bet galvojau, kad nebespėsiu vandens, nes niekur arti, bent jau vakar, kai vaikščiau parduotuvių, neatkreipiau dėmesio, kad būtų, ar ne, o buvo vandens stotelė, bet jinai biškelį į šoną. Tačiau tik išėjus iš bažnyčios, aš matau, kad dirba parduotuvė. Ir mergina, kuri buvo mišiose prieš tai, ar ne, atsidarė parduotuvė ir aš dar ir galvoju kelionę vandens nusipirkti. Taip kad viskuo bus pasirūpinta, jeigu jūsų prioritetai teisingi. Tai be nuotykių neįmanoma. Permetė mane traukinys, tiesioginė ta žodžio prasme, ta prasme jisai vėlavo, nežinau, kokias 20 minučių tai tikrai. Ir toliausiai pasistatė net ne toj linijoje, ta pati linija, bet sektoriai skirtingi. Ir kol aš nuėjau iki savo vagono, darau duris, užrakintas vagonas, žiūriu, dar tenais vienas darytas laiko žmonės duris. Okei, kamštis. Tenais viena moterišė nesigaudo, kur kas, kaip, kodėl. Čia išleidau išlipti ir nespėjau aš prigriebti durų. Ir durys užsitrenkė. Dar konduktorius matė viską, bet tipo traukinys išvažiuoja už 2 minučių ir išvarė. Tai dar tokios lempos nebuvau matęs, bet visa laimė, kad yra Flixbusas, tai už 5 eurus už valandos laiko radau. Būčiau galėjęs už 15 eurų iš karto varyti, bet kažkaip galvojau, apsidrausiu mažą ką ir pasiėmiau už 5 eurus būtent už valandos laiko. Dabar laukiu Flixbuso ir tikėkime, kad viskas gerai. Nes jeigu ne, tai tada, jeigu Flixbusas permes, tai tada aš važiuoju atgal į Faro ir varau tenais paplūdimių tyrinėti, o nebe į portą. Tai be nuotykių neįmanoma ir šį kartą aš visiškai ne prie ko.